Labutės. Šiandien pažiūrėsim, ką mes šiandien pažiūrėsim. Tegul kortos pačios parodo. Ką jos nori mums parodyti, apie ką nori pakalbėti, kieno širdį nori paliesti, ne, kieno situaciją nori paliesti. Jum laisvė. Taip, apie ką kalbėsim? Labai įdomią temą turėsim. Išėjo pačios aukščiausios jėgos, reiškia, kažką nori perduoti, kažką nori pasakyti. Na ir ką norit pasakyti? Kažkas galbūt nesprendžia savo situacijos ilgą laiką, ne? Kažkam viskas stringa, reikia palaukti ir labai ilgai kažkas dėlsi, kažkam neįsisprendžia galbūt kažkas, ne? Ir dėl to toks tylus periodas, ne? Kažkam iš tiesų reikia tiesiog ramybės, ne? Kažkam netgi dėl sveikatos, jeigu būtų klausimas, ne? Ar, pavyzdžiui, ar pasveiksite, ne? Šiuo metu mums rodo, kad taip, ne? Kad kam aktualu, ne? Kad gydymas bus geras, kad sveikata bus gera, reikia tylos ramybės ir viskas susitvarkys. Kažkam netgi reikia pailsėti, ne? Va čia ir velnias pas mus atėjo. Dabar, reiškia, skaitykim taip, ir aukščiausios ir žemiausios jėgos išėjo šalia vienų kitų. Ne, tai reiškia, kažką labai stebi tiek tos jėgos, tiek tos jėgos. Kai tik bus galimybė, ateis blogos jėgos. Kai tik įleisit, kai tik pajusit silpnumą, ne, vat pavyzdžiui, susinervinsit, pradėsit keiktis, pradėsit, žodžiu, ant tų emocijų, ateis ir velnias. Taip pat, kas laikosi, pavyzdžiui, nerūkyti, ne, ten neišgėrinėti, ne, tarsi eina gerų kelių, bet galit nutrūkti. Tai turėkit omeny, kad jis realiai laukia, kada tai įvyks. Čia vyksta netgi kova, kuris, reiškia, jūs laimės. Taip, kol kas yra neaišku, štai taip, va, štai taip. Ne, kol kas yra neaišku, bet jis visada laukia, laukia savo akimirkos, kada jau galės čia arčiau